Norint susikurti tobulą makiažą, svarbiausia pradžioje yra sudrėkinti veido odą. Vėliau mes veidą padengiame makiažo pagrindu. Šį kartą aš naudosiu naują Max Factor Facefinity makiažo pagrindą 3 1. Svarbiausias dalykas yra tai, kad veidą padengus makiažo pagrindu, spalva veido ir kaklo neturėtų skirtis. Labai svarbu makiažo pagrindą yra paskirstyti taip, kad neliktų ryškaus kontūro, ypatingai šitoje vietoje ir veido zonai ties plaukais. Naujasis makiažo pagrindas puikiai padengia veido odą, nes jis turi 3 komponentus – gruntą, makiažo pagrindą ir maskuoklį. Ir viskas yra viename. Pats svarbiausias dalykas, norint turėti gražų makiažo pagrindą, yra sveika bei prižiūrėta veido oda. Užtepus makiažo pagrindą, jeigu jūs norit, galima dar šiek tiek pamaskuoti problematinės vietas. Aš naudosiu Max Factor Master Touch. Dažniausiai maskuojamos vietos yra smakras, sritis aplink nosį, paakiai ir kakta. Viską lengvai išretušuojam. Aš naudoju šepetėlį. Namie galite jūs naudoti kaip kam patinka. Kas tepa rankom, kas tepa kempinėlę, kas tepa su šepetėliu. Pats svarbiausias dalykas užtepus makiažo pagrindą yra jį užfiksuoti sausa pudra. Jeigu jūs makiažą darotės namie, galite naudoti byrę pudrą. Jeigu manot, kad galėsit jį taisyti dienos eigoje, galite naudoti presuotą pudrą. Bet šiaip aš manau, tai yra tiesiog skonio reikalas. Yra labai svarbu visą akies voką patengti makiažo pagrindu ir užfiksuoti sausa pudrą. Taip jūs žinosit, kad akių šešėliai, ar tai būtų sausi ar kreminiai, jie tiesiog nesubėgs.